renovaciją mes galim sukurti modelį, kad jinai būtų nemokama, ypač ten kokių 3 aukštų pastatam, pakeliant 4 ar 5 aukštų ir parduodant tą plotą mainais į renovaciją plus liftą. Kai kalbam apie strategiją, mes pasigendam miestuose, savivaldybėse ekonomikos tiesiog vizionierių. Miestas tikrai jis yra 4 kart didesnis už Paryžių pagal plotą. Tai reikia suprasti, kaip mes išsiplėtėm nesveikai. Vilniui vienareikšmiškai reikia modernaus bėdinio kažkokio transporto. Čia mes grįžtam turbūt prie tos pačios problemos, kuri tikrai žinoma, kad Vilnius labai plačiai išsidėstęs ir kad tankumas yra per mažas, gal nebereikia plėsti Vilniaus. Liberalūs pokalbiai. Sveiki, prisijungę prie liberalių pokalbių, aš Jonas Vitkauskas ir šiandien kartu su Raimundu Lopata pakvietėm keletą svečių. Tai yra Seimo narys Simonas Gentvilas, sveiki Simonai. Sveiki. Ir architektą Vytą Lūžį. Labą dieną, Vytai. Sveiki. Ir, mūsų faktiškai tema šiandien yra tokia pakankamai ūkinė apie Vilnių ir apie tai, kaip Vilnius pragyveno žiemą ir apskritai kaip Vilnius turėtų galbūt vystytis ateityje, kaip miestas sostinė. Pirmą klausimą užduosiu Simonui, kaip Seimo nariui, buvusiam aplinkos ministrui, ir kas reta Lietuvos politikoje, kad žmogui su urbanistikos magistro laipsniu. Ar taip, Simonai? Ir aš ką čia man... Linijų nesu braižęs, bet jo, tenai miestų studijas jo. Jo, ir man čia dirbtinis intelektas paaiškino, kad pačio darbas buvo apie dvimiesčius. O kaip Lietuvoje čia su dvimiesčiu iš tiesų? Geras klausimas. Jo, aš nagrinėjau iš tikrųjų Vienos ir Bratislavos dvimiestį ir lyginau jį su Kopenhagos ir Malmės dvimiesčiu, kaip jie jungia savo infrastruktūrą, darbo rinką, bendras planavimo institucijas, bendrus oro uostus, bendrus uostus. Ta prasme, daugiau nei įspūdinga, kaip sakant. Tai dabar sakant, ar... Simonai, atsiprašau, atstumas tarp tų dvimiesčių ir vienu ir kitu atveju, koks yra? 10 km nuo Vienos iki Bratislavos, gali traukiniu, gali upe ir jų tarpe yra oro uostas Vienos, o Kopenhaga ir Malmeno yra 20 minučių traukiniu per tiltą per Tartuvį. Iš tikrųjų yra, sujungti iš tikrųjų miestai, kurie nesitikėjo, kad bus, taip sakant, dvimiesčiai. Tai maišosi darbo rinka, skirtingos kultūros, mokestinės sistemos, alkoholio, taip sakant, ir taip toliau. Tai kalbant apie, pavyzdžiui, Kauną ir Vilnių, tai džiuginanti žinia, kad Lietuvos geležinkeliai paleido tiesioginius reisus dabar be sustojimų ir važiuos 59 minutės jau net be Rail Balticos. Tai oro uostai galėtų būti per vidurį, nepadarytas šitas sprendimas. Apie tą dvimiesčio idėją būtina galvoti, nes darbo rinka... Bet dabar kažkaip užmiršta šiek tiek yra, ar ne? Aš nežinau, ar jaučias, kad užmiršta. Yra toks Rotary klubas Dipolis, kuris tenai iš abiejų miestus, bet taip, nieko nevyksta, taip sakant. Tai nežinau, tai tada Kauną palikim ramybėj, grįžkim tiesiog prie Vilniaus, aš taip galvoju. Šiemet buvo šalčiausia žiema turbūt per paskutinius 15 metų Vilniuje, tai -30 naktys, speigai ir taip toliau, kur jau čia ilgą laiką nebuvo. Ir buvo šioks toks įšalas ir gyvenimas, aš taip suprantu, čia ne taip kaip kur ten sniegas iškrenta ir viskas sustoja pas mus, bet buvo tam tikrų problemų ir ką dabar vis dėlto, ką šitie šalčiai vis dėlto dabar parodė? Kitaip tariant, ar buvo pamokų, kurių verta išmokti ar ne? Man atrodo, buvo kai kurios ir transporto problemos, ar ne, vėl tie patys šaligatviai. Galų gale ir mišiniai, kurie buvo drapstomi ant gatvių ir taip toliau ir panašiai, bet gal čia tik tai vienas aspektas, ne transporto kaip ir judėjimo kaip tokio. Bet pavyzdžiui, jeigu grįžtant labai trumpai prie dvimiesčio, ar ne, tai
Pavyzdžiui, Kaune tiems speigams jaučiant buvo prašymų apie tai, kaip gyventojams reikia elgtis su šiltų vandeniu, pavyzdžiui, ir taip toliau. Vilniuje tarsi tokio nebuvo. Tai aš nežinau, gal truputėlį. Tai kiek aš bent jau, jeigu apie žiemą, nežinau, kiek čia mes paliesim miesto planus, bet žiemą, kiek suprantu, tai daugiausiai susiję su šildymo kainomis. Nes ta turbūt buvo didžiausia -30 ir gana gili žiema, tai turbūt čia buvo didžiausias bėdos. Nu, elektros sutrikimai kai kur buvo dėl sniego, bet gana greit buvo išspręsta ten tos problemos. Bet kiek teko girdėti iš aplinkos, tai nusiskundimų dėl energijos sąnaudų ir kainų, tai tikrai pasitaikė berods tokių. Tai bet čia renovacijos ta problema, ne? Pagrindinė, galbūt, sakykime, galima būtų taip sakyti. Ar ne? Nu, aš gal sakyčiau, kad čia gilesnės problemos, ne renovacijos taip, bet Vilnius nėra pasiruošęs, ten biokuro elektrinės turėjo pasidaryti ir nepasidarė ir dėl to yra tam tikrų ten bėdų su Vilniumi, kiek žinau. Jo, gal prie Vytą papildant. Prisimenat, buvo labai brangios kainos ir šaltos žiemos po karo pradžios tenai. Arba karo pradžioje. Tai tada Vilnius neturėjo dar biokūrų Gariūno didžiųjų kogeneracinių jėgainių, turėjo tik tai atliekų deginimo jėgainės. Tai dabar kas gerai, kad turėjo jau biokūro jėgainės, bet vis tiek pusė šilumos atėjo iš dujų. Savotiškai reikia padėkoti šilumininkams, nes ekstremalias temperatūras atlaikė, nebuvo kažkokių sprogimų arba išėjimų, bet, kad, taip sakant, Europos žalioji sostinė pusę savo šilumos gavo iš dujų, čia labai negražu buvo. Kitas dalykas, kad kaina yra per didelė Vilniuje. Šiandien Ignitis pardavė ką tik savo dalį kogeneracinės jėgainės fondui. Pelno troškulys bus dar didesnis iš Gariūnų kogeneracinės jėgainės. Jie jau dabar turėtų iš elektros gaminamos kompensuoti ir subsidijuoti šilumą, bet šitas nebuvo namų darbas padarytas. Tai vilniečiai tikrai permokėjo ir ateityje, jeigu bus nesprendžiama, tai ir permokės. Nes ką reikėjo dabar daryti, tai Igničiui bent pasiūlyti Vilniaus savivaldybei įsigyti dalį tos jėgainės. Bet kodėl tai nebuvo padaryta, nežinau. O šilumininkai dar kalba, kad ir pati miesto Gijos, vis tiek, turi dar potencialo keliems biokuro katilams, 40-50 megavatų ir tai būtų tikrai sumažinę dujų naudojimą, numušę kainas nepriklausomiem gamintojams ir būtų daugiau ant biokuro patys vilniečiai sėdėjo ir geresniam kainam šildė. Sprendimas tai yra koks? Pirmas klausimas, kodėl iš tikrųjų nesitarė, Ignitis su Vilniaus savivaldybė. Vilniaus savivaldybė apskritai buvo neinformuota, kad tokie procesai vyksta, panašiai. Ir antras, tada, o kokios galimybės, kaip tu, Simonai, sakai, tos du katilus įsirengti? Jos pilnos yra galimybės. Tai jeigu tenai, pavyzdžiui, Šiauliai, tenai Utena, aišku, mažesni miestai, bet jie 100% beveik viskas ant biokuro eina. Tai pas mumis miesto Gijos Vilniuje ir vis tiek pavėlavusios dar su savo biokuro katilais ir energetikai kalba, kad galėtų tą padaryti. O kodėl Ignitis nepasiūlė Vilniaus savivaldybei arba jeigu siūlė, kodėl Vilniaus savivaldybė nesvarstė viešai, nežinau, nes įsigyti kogeneracinę jėgainę dalį Vilniui būtų apsimokėję. Taip, bet gerai, tai dabar tai čia ką reiškia? Reiškia, kad jeigu kitą žiemą vėl bus šalta, tai vėl bus brangu? Arba, ta prasme, jeigu net nešalta, vis tiek dar brangiau gali būti už kilovatą turbūt, ne? Aš dar taip aš suprantu. Tada mažiau dujų degintumėm, galbūt lyginamosios kainos žemesnės, bet kadangi dabar atsirado visiškai privatus kogeneracinės savininkas, tai yra tikimybė, kad jie šauks maksimalias kainas. Bet tai čia, palaukit, reguliuojama kažkokia rinka, ar ne? Taigi negali taip, ar nereguliuojama? Vis tiekgi valstybė nustato tas kainas šildymo, ar visiškai nesikiša valstybė? Čia, kaip čia pasakyti, kai šilumos poreikis yra toks, kad visus katilus mieste turi įjungti, tada miestas priverstas supirkinėti šilumą bet kokią kainą.
O čia gaunas, kad iš Igničio, kokią Ignitis kainą duoda, tokią Vilnius privalo mokėti Vilniaus miesto gijos. Ir kai dabar Igničiui nebepriklausys, o priklausys skirnai privačiam kapitalo fondui, tai tos kainos tikėtina dar augs. Bet čia turiu omeny, mes kaip liberalai lyg ir neturėtumėm sakyti, kad čia nelaukiam privataus kapitalo, bet ką turi padaryti Vilniaus buvusi šilumos tinklai, dabar miesto gijos, tai mušti savo savikainą, tam, kad po ją palystų likusieji, nes ta savikaina, jinai turi būti kuo žemesnė, o su dujom jinai visada bus aukštesnė negu su biokuru. Tai čia, taip sakant, reikia pasikloti per ateinančias vasaras gerą patulą ateinančiam žiemom, gal dar ir kitur. O jeigu visas Vilnius pereitų į biokurą, tai tada čia nepakiltų biokuro kainos Lietuvoje? Nes mes, suprantu, čia iš Baltarusijos anksčiau atsivežam, dabar nebeatsivežam. Ne, biokuro kainos, jeigu protingai užsiperki vasaros metu, o Vilniaus didžiosiom jėgainėm leidžiama net ir iš Latvijos importuoti, teisingai sprendimus laiku darant, tai tada, neturėtų labai sukilti. O biokuro tikrai užteks, nes tikrai dar ne visi kelmai ir šakos iš pakirtimų paimamos ir tikrai dar galima paimti. Tai vieną problemą įsprendėm tarsi, ar ne? reikia daugiau kalmų išrauti, aš suprantu, pagal Simoną. Jo, bet čia gal nereikėtų apsiriboti tik tai to vienu klausimu, nes, nežinau, tai aš tai pavyzdžiui, kaip miesto gyventojas, tai aš kitų šiek tiek bėdų matau. O tai žiūrėkit, bet tai prieisim gal ir prie kitų, bet aš dabar galvoju dar nuo šilumos, dar biškai apie šilumą pabaikim. O renovacija dabar jinai, viskas gerai dabar su ją Vilniuje? Gytai. Tai nėra labai gerai, ne tik Vilniuje, bet ir visur nėra labai gerai, bet... Čia irgi gal atsakymas, ar ne? Jo, tai čia, žinau, vis yra žadama ta kvartalinė renovacija, lyg tai tokia pažangesnė būtų atsirasti. Kada jinai čia bus klausimas. Tos dalykus, reiškia, išspręsti pavyktų darant iš karto po kvartalą, sprendžiant kitas problemas, ne tik, nes kur bėda. Čia dabar, jeigu apie renovaciją kalbant, tai dažniausiai yra sprendžiama tik fasadų apšiltinimas ir apdaila. Langus pakeičia, bet nepakeičia dažnu atveju pačių inžinerinių sistemų. Ir tai padaryti kartais yra ir labai sudėtinga, net darant tik vieną pastatą. Darant visam kvartalui tinklus keičiant į naujus. Yra įmanoma, aišku, dar plus taikant ir atsinaujinančius išteklius, ko nėra, pavyzdžiui, daugiabučiam naudojama šiuo metu. Bet čia labai plati tema, aš nežinau, čia galima... Vytai, aš prašau, kad pertraukiu, bet čia turbūt viena rimčiausių, taip sakant, dedamųjų šitoj problemų yra finansavimas. Ir aš kiek žinau, Simonai, man atrodo, su to finansavimu čia truputį diroka perspektyva. Jo, iš tikrųjų baigėsi jau europiniai pinigai renovacijai ir jų nebelieka. Socdemai, kurie pažadėjo, kad 50% renovacijos intensyvumo padarys, dabar žiopčioje, nes prisimelavo, kaip Vilija Blinkevičiūtė neturi pinigų. O šiaip Vilnius gerą daiktą padarė su tokia viešai įstaiga Atnaujink miestą, net jinai užkūrė labai daug gyventojų susirinkimų, balsavimo, tokio modernaus proceso ir tikrai atsirado daug norinčių padaryti, bet Vilnius gali padaryti daug ką ir nemokamai, nes va čia ypač į Vytą žiūrint. Renovaciją mes galim sukurti modelį, kad jinai būtų nemokama, ypač ten kokių 3 aukštų pastatams, pakeliant 4 ar 5 aukštų ir parduodant tą plotą mainais į renovaciją plus liftą. Tai daug kur miesto bendrasis planas leidžia intensyvumą didesnį ir paimti visus 3 aukščius ir pasakyti, kad yra ekonominis modelis, kur galima 3 aukščių pastatų savininkams gauti nemokamą renovaciją dėl to, kad vystytojams parduodam tą tūrinį 4 ir 5 aukštą ir tada vystytojas įsipareigoja padaryti liftą ir namo renovaciją. Tai Vilniuje su tom būsto kvadratūros kainomis tai yra ekonominis pagrindimas. O ten
Kaune, Klaipėdoje jau sudėtingiau. Bet čia tie 3 aukštai, aš suprantu, tai čia tie stalininiai namukai, kuriuos jau teoriškai jau jie baigia galioti, ar ne? Ar čia bet koks namas? Bendrai paėmus, bet Vilniuje bet kuriam mikrorajone praktiškai uždėjus vieną aukštą, ekonomiškai tai atsipirktų. Ta prasme, praktiškai nieko nekainuotų investicija, kaip čia pasakyti, grįžtų, iš to pareišką atsipirktų. Bet, aišku, čia irgi yra vis tiek išlieka finansavimo klausimai. Daugelis kitų klausimų, kaip ten paskui su valdymu išnaudojant tų patalpų, bet tai viskas sprendžia. Iš tikrųjų viskas sprendžiama, tiesiog tos renovacijos būdai labai įvairūs ir galimybės yra labai įvairius. Tai čia Vilnius tikrai galėtų daugiau padaryti, negu dabar daro. Bet čia matyti kažkokios politinės valios, kaip čia reikia pakankamai rimtos, kad ateit namui ir sakyt kokiam tai daugiaaukščiui ir sakyt, žiūrėk, mes pastatysim dar aukštą virš tavęs, tai ten, kas bus. Ne, tai vis tiek turbūt ilgas procesas, tai ir gyventojų sutikimai ir taip toliau ir panašiai, ne tik investitoriaus buvimas kaip toks. Tai savivalda turi lyderiauti, turi padaryti porą pilotinių projektų su namais, kurie tikrai nori to. Ir pakelti, kad ieško per Vilnių 3-4 pastatų, su kuriais išbandys tą modelį, kad tam pastate būtų stipriai norintis ir po to išbandyti, o tada jau daryti masinį. Ta pati aplinkos ministerija, pavyzdžiui, Jakšto gatvėje, 4. ar 5. aukštas, tai kas statytas yra medinėmis konstrukcijomis, tai reiškia, yra žymiai lengvesnis ir gaunasi, kad medinės konstrukcijos jos leidžia aukštesnius aukštus padaryti įmanom. O renovuotų pastatų Vilniuje per valstybinę programą 10% tų Vilniuje net neapsimoka renovuoti ir čia savivaldybė turi irgi lyderiauti, pavyzdžiui, Markučiai, Šnipiškės, keista, kad jį paveldino, bet griauti ir perstatyti, nes jie pastatai statyti kaip, barakai arba laikini pastatai ir jie nebetitinka, jie iš medžio iš esmės. Dabar dėl renovacijos, tai, ką siūlo Simonas, yra gera mintis ir čia daug kas apie tai kalba, kad vieną aukštą pridėti yra labai faina. Tačiau yra tam tikros problemos, kur tuos gyventojus laikinai padėti. Nes jie turės išsikelti iš to pastato visiškai. Neįmanoma taip padaryti, kad jie gyventų ir to pačiu renovacija, kaip ta turėtų būti tokio lygio, nes tai jau yra nebe renovacija, o rekonstrukcija, renovuojant pastatą. Ir visi gyventojai turi būti iškeliami į kažkokius manevravimo būtus. Kitaip tariant, čia savivaldybė turėtų labai smarkiai prisidėti prie tų tokių organizacinių klausimų. Finansavimas, gyventojų laikinas perkelimas kažkur, tada to papildomo aukšto kažkoks tai ten, nežinau, kaip tai bus teisiškai sutvarkyta. Tai čia daug tokių daug ir įvairių klausimų. Ir aišku, inžinerinė sistema, atsinaujinančių išteklių panaudojimas, taip toliau. Tas pats, reiškia, kai aš sakiau, galbūt ir bandyti ne po vieną pastatą, o kvartalą imti, tai padėtų išspręsti ir aplinkos sutvarkymo. Nes problema renovuojant iki šiol yra būtent tai, kad rūbą gauna kaip ir naują, tai jie apšiltina, uždeda kažkokią dalinės plokštes, ar tai nutinkuoja naują fasadą, bet realybėje bėda yra ta, kad nei parkavimo vietos nesisprendžia prie pastato, daugiau jų neatsiranda, nei kažkokios tai privačios ar pusiau privačios erdvės atsiranda prie pastato, kur žmonės gali turėti savo kiemelius arba savo gyventojų namo susirinkimo vietas. Ir daugelį kitų dalykų, kur galima būtų visam kvartalui. Tai tada ir privažiavimus, ir parkavimo aikštelės bendros kažkokios sprendžiamos, kompleksiškai sprendžiant. Tai vieno namo gyventojai paprastai to neįveikia. Tai yra per didelė jiem užduotis. Ir čia turėtų būtinai, aišku, prisidėti ir lyderiauti savivaldybė, galbūt, imti ir tiesiog vesti už rankos tuos gyventojus, nes kitaip jie patys nesugebės to padaryti.
Bet tikrai iškelt visą kvartalą, kol tu jį ten renovuoji, tai ten beveik nežinau, kur čia jį padėti. Reiktų pastatyti vos ne kvartalą budinti dar tiems gyventojams. Nu, tai miestas turi, aišku, tokio socialinio būsto, jis turi nemažai, kiek ten jo turi, tai čia, aš apie ką šneku, tai iš tikrųjų savivaldybės. Yra klausimas, imtis lyderystės ir spręsti šitą dalyką, kaip tai padaryti. Tai tuo pačiu galbūt ten ir socialinio būsto kiekį didinti. Bet žinoma, jau kalbėjome apie socialinį būstą, ten yra kitų savo problemų, bet su renovacija, sakykime, daugiau mažiau kryptis, bent jau rekonstrukcijos yra aiškios, kaip su transportu. Žiema irgi parodė, kad ne viską, taip sakant, galim numatyti, ar ne, nors paskui paaiškėjo, kad tarsi yra numatytos taisyklės, kaip reikia naudotis transportą, naudoti žiemos sąlygom. Aš turiu omeny ypač Vilniaus tas problemas kilusios dėl sunkvežimių, ar ne? Eilių, bet tai bendrai. Aš tai, jeigu galima, tai pasakysiu taip, kad mes čia bandom, aš gal kitaip klausimą suformuluočiau apskritai, mes bandom kalbėti apie vieną problemą atskirai, o aš matyčiau, kad problema yra strategijos nebuvime. Tai yra nematėme bendros vizijos, koks miestas bus po 30-50 metų. Tai va to aš pasigendu šiek tiek. Nes, sakykime, kalbėti apie tai, kad ten gatvės kaip ir asfaltuojamos, šaligatviai kaip ir keičiami, matau, ten bordiūrus keičia, kažką tvarko. Kaip ir kažkokių labai didelių bėdų mieste kaip ir nėra, bet nėra tokio, kur link mes einam. Tai yra, koks tas miestas bus po 50 metų. Nes mes žinom puikiai ir visi atsimenam, 80 metais buvo sugalvotas, sakykime, miesto aplinkelis. Vakarinis, šiaurinis, rytinis, pietinis. 4 dalys to aplinkelio. Tai buvo sugalvota prieš 40 metų. Dabar mes turim tik vakarinį aplinkelį realiai. Tai per 40 metų mes aplinkelio nesugebėjom pastatyti. Reiškia, miestas neturi aplinkelio, nes viena pusė tai čia ne aplinkelis. Čia yra tiesiog viena gatvė sutvarkyta. O tai kada mes padarysim aplinkelį aplink miestą, kada tai vyks dar po 40 metų. Tai truputėlį atrodo mėtomasi, lyg tai kažkas daroma, bet tokio bendro vaizdo, kaip tas miestas turi atrodyti, aš taip ir nematau, pasigendu, arba aš nežinau galbūt kažko. Tarkim, vieni siaurina gatves atėję, kiti platina atėję gatves. Vieniems reikia metro, kitiems nereikia metro, ir taip toliau. Tai čia labai plačiai galima kalbėti. Tarkim, ten siaurina gatves, bet tuo pačiu, reiškia, pėsčiųjų perėjos paliktos, kur yra dvigubos didelės gatvės, greito eismo gatvės, pėsčiųjų perėjos padarytos ne požeminės, o tiesiog einant per tas 4 juostų ar 5 juostų, ten 6 juostų gatves. Tai, 6 juostų gatvė, per kurią įsijungia ten pėsčiųjų srautas ir sustoja 3 eilės į vieną pusę, 3 eilės į kitą pusę, tai čia nesprendimas, aišku. Yra tokių dalykų, kur mes nematom, kaip ir aš bent jau nematau, kad tikrai nevystoma tie dalykai yra. Tai Arvytai, sakai, kad fantazijos mažai pas miesto vadovus apskritai. Aš nenoriu kaltinti fantazijos trūkumų, bet aš nematau strategijos. Aš matau kažkokius darbus pavienius, čia pakrapštėm, bet aš nematau vizijos iš tikrųjų. Arba aš jos nežinau, gal jinai yra, aš nežinau, gal kas žino ją. Simonai, kaip tau atrodo su ambicijom ir vizijom Vilniui? Tai grįžti jungiant tą žiemos ir transporto temą, tai Vilnius 50 metų vėluoja su metro. Dar praeitam amžiuje, 70 metais Maskvos geologai padarė Vilniuje tai išsame studiją, kaip ir koks požemis yra, kur požeminiai vandenys, kur kokiam gylyje reikėtų tiesti tunelius. Tai prieš 50 metų šitą studiją, požemis nepasikeitė. Tai sakant, o jau tada buvo poreikis. Tai Vilnius nuo to laiko gyventojų skaičiumi užaugo. Atrado daugiau automobilių. Ir žiema ką parodė, kad kai kurias dienas neišvažiavom į gatves. Nes tiesiog buvo kai kur kūros neįvažiavo į kalną, tai reiškia, iškimšo visas autostradas. Ten, pavyzdžiui, Savanorių prospekto pabaigoje
kitur susidūrė kažkas ir stovi visas miestas, valandų valandas. Tai miesto žinutės šitas kovo programėlės buvo nuolat informuojama. Tai Vilniui vienareikšmiškai reikia modernaus bėdinio kažkokio transporto, kuriuose vietose jisai būtų ant žemės, kuriuose po žemėje, tai čia tikrai turi spręsti inžinieriai, bet tai būtų atsparumas prieš žiemą, būtų ir slėptuvės išspręstos ir visokių alternatyvų energetikos sistemų slėpimas. Bet grįžtant prie dabartinės strategijos, tai naujų gatvių mes nematom. Čia yra tik tai naujo asfalto dangos nutiesimas. Tai yra gatvių perasfaltavimas. Ar čia strategija, nežinau. Užskaitau kai kurios dalykus su dviračių takais tikrai daugėja. Tai buvo daroma Šimašiaus laikotarpiu. Bet laivas atsirado už tai, keleivinis rytas vadinasi. Tai labai brangus, tai brangus turistinis elementas, bet tai nėra viešasis transportas. Bet čia gal problema susijusi, jeigu mes kalbam apie tai, kad pasigendam Vilniaus vizijos ar ne, arba ambicijų. Vienas iš tokių įdomesnių momentų, kur kažkurio čia iš vienoje iš mūsų diskusijų iškilo, kas būdinga apskritai visai Lietuvos savivaldai, bet suprantama ir Vilniui, kai kalbam apie strategiją, pasigendam miestuose, savivaldybėse ekonomikos tiesiog vizionierių, ekonomiką išmanančių žmonių. Tai gal čia irgi su tas dalykas galėtų kompensuotis, jeigu iš tikrųjų būtų svarūs ekonomistai, kurie matytų visą paveikslą, turime savivaldą kaip ekonomiką. Tai būtų pilnas paveikslas, turime čia investicijos, transportas, būstas ir taip toliau ir panašiai. Gal nėra tiesiog galvų? Absoliučiai. Jeigu mes padarytumėm normalią kaštų naudos analizę, kiek žmonės investuoja į savo privačius automobilius, kiek jie prasėdi kamščiuose, kiek mums avarijos kainuoja, tai normalūs ekonomistai mieste iš karto alternatyvas vardintų. Tai būtų daugiau kolektyvinio transporto, nes didelė dalis miestiečių gali ir privalo sėdėti viešajam transporte, nes tai yra pats racionaliausias sprendimas. Nuo Vienos iki Kopenhagos, nuo rytų Europos iki vakarų Europos. Ir turtingi ir aukšto statuso žmonės persėda į kolektyvinį transportą, kai investuojama, bet čia aš sutinku su Vytu, kad nėra strategijos šiuo metu ir tada mes visi priversti sėsti į privatų automobilį, sėdėti kamščiuose, žiema užpusto ir to ekonomisto, kuris tą paskaičiuotų, savivaldybėse labai retas. Ir aišku, gal viena iš priežasčių yra, kad savivaldos nėra labai stiprios, nes daugiausiai tai centrinė valdžia duoda arba neduoda pagal partiją, o antras dalykas, kad didžioji dalis mūsų infrastruktūros investicijų vis tiek dar eidavo iš europinių fondų. Tai tu kaip ekonomistas gali paskaičiuoti, kad iš principo yra geriau investuoti, bet jeigu Europos fondai tuo metu to neremia, tada tu esi supančiotas. Bet kita vertus irgi, pavyzdžiui, Lenkija, kadangi turi savo lokomotyvų gamintoją kaip NETES ar didelė gamykla, tai jie milžinišką dalį savo pinigų ar iš RRF nukreipia būtent į miestų metro, tramvajus ir geležinkelio atnaujinimus iš RRF. Mes nukreipiam įvairiai buvo nukreipti. Varšuva ir išsikasė dabar dar, man atrodo, naują liniją, kaip tik paskutiniu metu. Tai čia, jeigu kalbant apie ekonomiką, tai aišku svarbu, bet yra tokių dalykų, kad gal ne viską sunku įvertinti ir paskaičiuoti. Nes kaip pavyzdys, sakykime, kaip paskaičiuoti tokį dalyką, kad mama su vaikais ar tėtis su vaikais nesikelia 6 ryto ir neveža vaikų į darželį arba mokyklą į kitą visiškai miesto galą ir paskui nevažiuoja į darbą. Tai yra laikas, sveikata, pinigai, kūras, tarša oro ir panašus dalykai. Visas tas kainuoja dalykas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad darželis ir mokykla turi būti prie namų. Ar ta infrastruktūra yra? Ne, nėra.
Ar žmogus privalo važiuoti, nusipirkti kažko tai į prekybos centrą, į kitą kvartalą, jeigu jis neturi savo mikrorajone, atsisakyti kelionių. Ar, pavyzdžiui, gatvių susiaurinimas padidino pralaidumą, ar sumažino pralaidumą, kiek laiko mes stovim kamštyje. Ar tas laikas, kurį stovi žmogus kamštyje, įvertinamas ekonomiškai kažkaip. Ir tada galima skaičiuoti, ar atsipirks metro ir panašus dalykai. Kai viskas įskaičiuosi, bet visa tai, kiek yra prarandama energijos stovint kamščiuose, laiko prarandama, sveikatos, sudeginama kuro, tai va čia yra visa ekonomika. O ką Vilniečiai prisidėtų kažkokiu eurų už tai, kad nereikėtų stovėti kamščiuose? Pavyzdžiui, per mėnesį dar mokėti po 50 eurų papildomai ir kad kamščių nėra. Bet įdomu būtų toks klausimas. Prisidėčiau, net jeigu būtų viešojo transporto sistema, kuri leistų nukeliauti iki žaliųjų ežerų, Antakalnio, Pilaitės, Lazdynų, iš miesto centro ne per 50 minučių, o po žymiai greičiau. Tai tu tada reikėsi ją. O dabar gaunasi, kad Vilniuje yra 500 000 automobilių ir 500 autobusų troleibusų. Tai neadekvati disproporcija. Tai gerai, kad miestas dabar daro sprendimus investuoti į viešąjį transportą, naktiniai autobusai, užtikrinti tinklą, platesnį tinklą, bet tai leidžia visokiom profesijom, kurios turi rutiną, būti nepriklausomiems nuo automobilio, bet tą reikia daryti kartais intensyviau. Nepamirškime, kad automobilis yra ir tam tikra psichologija, ar ne, dabar išsodinti Vilnietį iš automobilio. Beje, tas gatvės siaurinimas viena iš potekščių buvo būtent šita viltis, tai akivaizdžiai, čia ilgo laikotarpio reikalas, atpratinti, ar ne? Suprantama, be alternatyvos to nepadarysi, bet ir su alternatyva klausimas, kiek ilgai užtruktų, sakant, išsodinti mus iš automobilio ir ne vieno kelių. Jo, tai tas gatvių siaurinimas tam tvarkoja, aš sutinku, kažkur yra tam tikros kategorijos gatvės, tam D, D2 ir panašios gatvių kategorijos, kurios gali tapti mišraus eismo, kada ir pėstieji, ir automobiliai vienu metu gali judėti gatve, tai yra taikoma daug kur ir tikrai pasiteisinę, tai gyvas miestas tampa. Tačiau ne visom gatvėm tas yra taikoma. Jeigu yra susiaurinima C kategorijos gatvė, kurioje važiuoja viešasis transportas ir neprasilenkia autobusai, tai yra tiesiog iš nežinojimų. Tai yra klaida. Taip daryti negalima. Tai yra tiesiog kažkam trūksta kompetencijos. Taip, siaurinti galima gatves ir stengtis, kad ten kiek įmanoma persėstų į visuomeninį transportą, bet tas persodinimas į ką? Į seną troleibusą, vargu ar pavyks. Į metro galbūt pavyks. Aš persėsčiau. Nežinau kaip kiti, bet... Jeigu atvažiuotų prie laiptinės metro, ne, vietai kažkur netoli? Ne, nereikia tikrai jokių būdų. Nereikia prie laiptinės, bet, tarkim, tą 500 metrų atstumu visiškai tenkintų puikiai. Netgi ir kilometro atstumu tenkintų. Nemanau, kad tai apsimokėtų važiuoti, tarkim, aš gyvenu Vilniaus pakraštyje, man, sakykime, nusigauti kokių viršuliškių, kai užtruktų 1,5 valandos. Visuomeninį transportą aš važinėjau ne kartą. 2 persėdimai ir 1,5 valandos laiko, pirmyn gal 3 valandos. Tai pusę darbo dienos, reiškia, nuvažiuoti ir grįžti. Tai koks mūsų tada darbo efektyvumas, apie ką mes čia galim kalbėti tokiu atveju? Čia mes grįžtam turbūt prie tos pačios problemos, kuri tikrai žinoma, kad Vilnius labai plačiai išsidėstęs ir kad tankumas yra per mažas ir automatiškai tas, būtent, kad per kilometrą stotelė būtų, nebus taip lengva padaryti. Gal nebereikia plėsti Vilniaus jau, ar plečiasi jisai gal? Tai čia didžiausia bėda, kuri buvo padaryta, kad miestas tikrai, jis yra 4 kart didesnis už Paryžių pagal plotą. Tai reikia suprasti, kaip mes išsiplėtėm nesveikai. Ir labai dideli atstumai ir tos didelius atstumus mes važiuojam automobiliais. Tai dėl to manyčiau, kad tikrai sprendimas yra metro, ar ten pusiau metro, pusiau požeminis, pusiau antžeminis ar kažkoks.
bet tai turėtų būti greitas transportas, kuris sujungtų toli vienas nuo kito esančius miesto galus. Toks traukinys kažkoks, nežinau, požeminis, antžeminis, bet kad, sakykime, iš Saulėtekio, kaip pavyzdys, galėtum nusigabenti, nežinau, ten į Panerius aukštuosius, bet per pusę valandos. Tada aš tiesiog nebebūtų prasmės važiuoti automobiliu. Tiesiog jos nebebūtų. Tas Vytas palėtė tą problemą. Iš tikrųjų, galbūt Simonas galėtų atsakyti klausimas, būtų toks, tai kokio dydžio Vilnius turėtų būti, atsižvelgiant į visumą. Ne tik dydžio geografinė prasme, bet ir gyventojų skaičiaus prasme. Ar mes galim pasakyti, ar čia yra, laisvos šalies vystimasi, sakant, nestabdomas vystimas ir panašiai, bet patys jaučiam, kad tas vizijos neturėjimas ir plėtra tiek gyventojų skaičium, tiek geografinė sukuria daug problemų. Vilnius, aišku, su savo 400 kvadratinių kilometrų jisai apima nemažai ir aglomeracinės teritorijas, bet Vilnius turi pradėti traukti žmonės ir iš kitų Baltijos šalių, ne tik tai iš Kauno ir Utenos ir Ukmergės, taip sakant, ir Molėtų. Tai va čia Vilniui reikia jungčių su Ryga, su Varšuva, gal ateityje kažkada, čia pasaulis pasikeis ir Minsku, nes Vilnius gali pritraukti protus, intelektą iš tų miestų ir jie atvažiuotų iki mūsų. Pirmynas gal, pavyzdžiui, Ryga per dieną irgi galėtume taip suvažinėti, kaip į Klaipėdą, jeigu būtų normali infrastruktūra. Tai dabar net kartais skrendama, taip sakant, į Rygą, į Klaipėdą net neįsivaizduojam savęs skristi komercinių lėktuvų. Tai Rygoje yra žmonių, kurie dirbtų Vilniuje biurose ir atvažinėtų, bet reikia infrastruktūrą paruošti. Jeigu žmogus užstringa su infrastruktūrai, tai net negalvoja apie to gyvenimo pokytį. Tai dabar iš Panevėžio ten gali pagalvoti, kad nuvažiuoji dirbti į Vilnių ir grįžti vakare pernakvoti. Bet Ryga irgi turi būti mūsų. O dabar kiek yra normalu, Vilnius plečiasi per daug sporadiškai. Aišku, mes turim tankiai apgyvendintus centrus ir vis tiek reikia galvoti, kad koks Stokholmas ten ant salų išsidėtas, vis irgi sukuria tokius tankiai apgyvendintus centrus ir jie aptarnaujami viešuoju transportu yra. Bet kaip transportas yra Vilniuje, iš esmės neplanuojama. Jis neplanuojamas, jis neįgauna prioriteto, jis nėra adekvačiai finansuojamas, jis tinklas yra nepakankamas ir žmonės ne tik dėl kultūros, bet nebūtinai dėl kultūros renkasi automobilį, bet dėl to, kad nesugeba susisiekti. Ir čia yra problema. Ir Vilnius jos nesprendžia, eilę metų. Ta pati Ryga, Talinas turi tramvajus, net Liepoja, kuri yra turbūt jau 100 000 gyventojų nebesiekė, bet turi tramvajų, Vilnius vėluoja. Tai čia papildant dar Simoną norėčiau pasakyti, kad, sakykime, Visaginas yra turbūt geriausiai pastatytas ir suprojektuotas miestas Lietuvoje. Jo tankis siekia apie 11 000 gyventojų į kvadratinį kilometrą. Kas buvo Visagine, turbūt pasakys, kad tikrai labai negali pasakyti, kad taip yra, kadangi ten miškai, žalias miestas, jis netrodo toks tankus, tačiau ten visur galima visas paslaugas gauti einant pėsčiomis, kadangi jis yra pakankamai tankus, su visom gyventojų tankis yra pakankamas, atsiperka tiek visuomeninis transportas, tiek pėsčiomis gali gauti visas paslaugas. Dabar kaip yra Vilniuje su to tankio pločiu ir panašiai, tai Vilniaus tankis yra 1500 gyventojų į kvadratinį kilometrą, 1500, Visagine 11 000. Tai dabar daugiau mažiau aišku, ar ne, koks tankis yra. Šiaip normalus tankis yra skaitoma 8-9 tūkstančiai į kvadratinį kilometrą gyventojų. Tai yra normalus tankis. Tai reiškia, mes Vilnių sutankint turim dar kokius 8 kartus. Tam, kad atitikti tą tankį. Aišku, kadangi Vilnius jau yra taip išsidriekęs plačiai, mes galėsim tai daryti tik kuriant tokius, centrus, sutankintus centrus, kuriuose
teikiamos paslaugos. Kitaip mes nepadarysim, nes Vilnius turi daug labai žalių, reiškia, erdvių, miškų ir panašiai. Tai vienintelis kelias turbūt ir yra, tai yra sutankyti centrai, tai ką pat ir švedai daro, panašiai to keliu eina. Kitaip nepavyks mums padaryti. Spręsti šitokių problemų, kad reiktų kažkur tai atsisakyti dalies kelionių automobilio. O tai kiek, klausykit, dar Vilniečių soduose maždaug gyvena dabar? Kas 7. Prasme, jau čia ir būtų be infrastruktūros žmonės, iš esmės, kas soduose, jeigu kas 7, tai 700 tūkstančių maždaug, aš taip spėjau, ne? Čia 100, koks 100. Ap 100. Aha. Ir tos teritorijos dar traktuojamos kaip sodų teritorijos. Taigi mes nuo Žagrės esame. Taip, kol kas jau traktuojamos kaip sodo, bet labai būtų sveikintina, yra pasipriešinimas kažkodėl, kad jas paversti gyvenamosiom teritorijom. Nes vis dar yra norinčių ten, reiškia, auginti, sodininkauti. Tai aš suprantu, už miesto ribos, taip, bet mieste, dėja, bet taip yra. Yra pasipriešinimas didelis. Kodėl? Ta prasme, kad o tai negalima obels miestą pasisodinti, gyvulių negalima laikyti, aš taip suprantu, ar kaip čia yra. Bet ir sodė turbūt nelabai galima. Kodėl pasipriešinimas? Argumentacija man sunkiai suprantama, iš tikrųjų aš nežinau kodėl, bet reiškia, yra dalis žmonių, kurie nori sodininkauti toliau, kaip ir sodininkavo. Gal įpratis, gal pomėgiai, gal kadangi sodininkų bendryje yra žemės ūkio paskirties žemė, ten net negyvenamosios paskirties žemė yra. Tai, nežinau, gal žmonėms brangu yra tokie dalykai, jie vertina tos dalykus ir tokiu būdu argumentuoja, kad jiems reikia čia to sodo. Dar yra vienas dalykas, kad sodininkų bendrijos, kai nėra integruotos į miestus, jos nesulaukia miestų investicijų, jie mokesčius tai moka miestams, tai čia yra apmaudas pačiom sodų bendrijoms, tai ten, kur sodų bendrijos, tam nekilnojamas turtas yra visada pigesnis negu normaliuose gyvenamosiuose kvartaluose, nes patys sodininkai turi ant visko mestis ir tai yra nesąžiningai, net jie mokesčius moka. Tai yra jų pačių labui, jie turėtų panaikinti tas sodų bendryjas. Aš bandžiau tą daryti per įstatymus, bet dažnai tenai tie subtilūs faktoriai nulemia. Tai tavo pataisa nepraėjo? Ne, nepraėjo, jinai aplinkos ministerijoje. Aš tenai buvom paruošę visą projektą, kol dar ministravau, o po to, kai išėjom jau į vyriausybę, jau tada baigės kadencija ir sustojo dabar 1,5 metų nauja ministerija nepateikinėja. Bet nežiūrint viso to, ką mes čia aptarnėjom problemos, Vilniečiai gyvenimu patenkinti, 98% sakė, kad patenkinti gyvenimu kažkaip ten pagal tam tikras apklausas, nors, tarkim, nekilnojamas turtas labai brangsta ir trūksta to nekilnojamo turto. Čia dar irgi užlėtėjusi kažkokia plėtra yra, ar aš čia blogai kažką išskaičiau? Tai elementariai pasiūlos nėra dabar. Dabar, kaip čia šneka nekilnojamo turto vystytojai, pastatyta yra 5,000 butų, nuperkama po 700 į mėnesį. Tai jų nebeliks per pusmetį. Ir tada, kai nėra butų, tada prasideda kainų augimas. Mes turim atgyvinti miesto centrą, yra Sluckų rūmai, taip pat sporto rūmai, visas Kalnų parkas, aplinka Vingio prieigos. Tiek apleistų miesto teritorijų, kad tas tankis, jisai netankėja kažkur, bet apleistas gamyklas mes pakeičiam gyvenamuisiais plotais. Miesto turi dirbti ties tom, kad prikelti jas iš naujo ir pasiūlyti naujiems gyventojams šitas teritorijas. O tai kaip čia atsitiko, kad tų būtų trūksta dabar, nestato niekas? Kodėl? Kaip čia taip atsitiko? Sunku pasakyti, kodėl taip atsitiko. Gal rinka diktuoja šiek tiek, bet čia toks įsikišimas gal ir nereikalingas, susireguliuos savaime. Bet tai, ką Simonas sako, tai iš tikrųjų yra tiesa, kad yra labai daug teritorijų, tas pačios Šnipiškės, kur yra, neįveikiama vis per daug metų, ten kažkokios lūšnelės, aišku, dalis ten yra saugoma, bet didžioji dalis nėra saugoma. Ir šiaip yra daug apleistų teritorijų mieste, kurios galima būtų tikrai
prikelti. Ir kitas dalykas, tą sutankinimą dažnai žmonės neteisingai supranta. Tai bijo ir sakykime, jeigu su kuo nepakalbu, jie sako, kad jūs čia imsit, pristatysit, mes čia gerai gyvenom, mes čia matom, reiškia, pušinėlio, jūs mums čia pristatysit bet ko, reiškia, prieš akis vėl gyvenamųjų namų. Tai nebūtinai sutankinimas taip, kur turėtų būti suprantamas. Sutankinimas galėtų būti suprantamas kaip paslaugų atėjimas į gyvenamąjį kvartalą ir darbo vietų atėjimas į gyvenamąjį kvartalą. Tarkim, tie patys Lazdynai, jeigu paėmus bet kurį kitą mikrorajoną, jame trūksta tiek darbo vietų, tiek paslaugų, kas galėtų atsirasti ir tokiu būdu sutankėtų, sutankinimas įvyktų. Tai nebūtinai, kad reiškia tik daugiabučiai, o daugiabučiai, tai taip, yra gamyklų teritorijos, paneriai pristatyta palei upę gražiausiose vietose gamybinės teritorijos, kurios turėtų būti, aišku, nuo upės patrauktos, iškeltos kitur. Tai tokių teritorijų Vilniaus mieste yra begalės. Naujoji Vilnia, kur Vilnelės pakrantė, puikiai gražiausia, ten puikiausios vietos, viskas apstatyta gamybinėms. Bet Vytai vis tiek Pilaitės laukuose visi stato, tai kodėl tada? O kažkodėl tai ima ir pradeda statyti kažkur laukuose, neliestose teritorijose, gamtinėse teritorijose, ten, kur reikėtų išsaugoti, nebestatyti jau tą, o imti ir renovuoti tai, kas jau yra prigadinta, tiesiog sutvarkyti, sutaisyti. Nes jūs pažiūrėkit, kokios gražios yra Vilnelės pakrantės. O ten pristatyta kažkokių tokių, nebeveikiančių ar pusiau veikiančių kažkokių pastatų gamybai. Bet jeigu kalbant apie būsto pasiūlą paklausą, turbūt yra ir dar viena problema, nepaslaptis, kad apskritai daugelis projektų Vilniuje buvo įšalę. Ar ne, kol pasileido tą biurokratinį mašiną, bet tai, kad yra trūkdžiai su projektų derinimu, tai irgi turbūt nepaslaptis savivaldybei. Nesiktinai turime ne vieną pavyzdį, kai, taip sakant, su nekilnojamo turto vystymu susijusios kompanijos pradeda išeidinėti iš Lietuvos rinkos ir dalį savo energijos ir pinigų meta į kitose valstybėse. Taip, čia dar viena turbūt problema. Pas biurokratinis mechanizmas. Reikia daugiau žalios šviesos, daugiau žalios šviesos Vilniuje. Yra tam tikros turbūt baimės, aš nežinau, kad jeigu projektas suderinamas iš 6 karto, tai reiškia, kad, nežinau, arba kompetencijų trūkumas, arba kažkokios baimės, kodėl tiek reikia kartu atmetinėti projektą, o negalima per vieną atmetimą padaryti. Tai, čia įvairūs, turbūt labai platus čia tas klausimas ir kodėl taip vyksta, labai sunku atsakyti vienu žodžiu. Čia įvairių priežasčių gali būti. Gerai, čia mūsų laikas jau taip, kaip sakant, jau galima sakyti ir ištiksėjęs, bet tada jums vis tiek visiems po paskutinį klausimą. Jeigu rytoj galėtumėt suburtų Lazdele, ką nors vieną dalyką padaryti Vilniuje, tai ką padarytumėt? Aš tai norėčiau daugiau negu vieną, bet bet vieną, tai tokio auksinė žuvelė čia skūpa pasitaikė. Aš patrigubinti studentų skaičių universitetuose Vilniaus ir tada visiškai kitaip sukurtų dinamiką mieste. Nus Vilnių, Kaunas, Lenkija studentų skaičių. Aš tai, jeigu tokią burtų Lazdelę turėčiau, tai vis dėlto metropolitenas Vilniuje atsirastų. Jo. Ir Raimondai. Su ta Lazdelė galvočiau apie Vilniečius ir tuos, kurie čia Vilniuje pradėjo gyventi, ar ne, turiu omeny, spręsti tas vadinamas integracijos, akulturizacijos ir panašias problemas, kurios Vilniuje irgi yra labai be galo aštrios ir aštrėjančios ir turbūt čia būtų vėl atskira tema, bet šitą modelį sprendimo burtų Lazdelės prašyčiau, kad sukurtų. Gerai, aš tai renovuočiau Snipiškes iš karto, kažkodėl tai man toks firmų reikalų. Gerai, tai ačiū Jums labai už pokalbį, nežinau, ar mes čia labai priėjom kažkokios išvados, apsikeitėm, įsklausėm tikrai kompetitingų įdomių nuomonių, bet kuriuo atveju tikimės, kad Vilniui viskas bus gerai. Nors, aišku, žiūriu, gauna ir nuo Kauno čia vietomis ir nuo kitų, taip sakant, bet
Na, tikėkime, kad atsiras vizija ir atsiras mintis visame kame. Tai ačiū labai. Liberalūs pokalbiai.